Karočią, šiandien ryte galvau šiandien filmuoti video ar ne ir nusprendžiau, kad ne, nes nebus ką filmuoti, bet tik ateisiu mokyklą, supratau, kad reikėjo filmuoti, nes dabar kas vyksta, tai mūsų susišvarė iš klasių, prie mokyklos dega du laužai, pradėjo mėtyti bombioškės, o dėja kiek žmonių ir išvarinėti visus iš mokyklos. What the fuck čia vyksta? Nežinau, kodėl čia viskas taip primink man. Aš buvo kažkokia data, ar ne? Aš girdžiu ir net nesuprantu, kas čia vyksta. Čia sausio 13 proga, man atrodo. Bet čia sausio 11. Jo, bet tai savaitgalis bus sausio 13, ar ne? Jo, čia darai. Galvau, kad nefilmuosiu vlogą, bet aš pamečiau. Tu filmai vlogą, matau. Bet gaila neužgaudžiau to momento, kai pradėjo mėtyti bombioškės. Aš snapę sušalau. Čia aš. Ateik, čia apsikabinam. Šilčiau. Kaip durinė kokia. Bet kaip ėjau mokyklą ir tikėjausi, kad ta Lietuva dega. Kad mokykla dega. Aš tą patį per savo Instagramo story pasakiau. Kad paskui šalta bus, mano blakstienos nudegs. Jam žinau tavo paskutinį blakstienų momentą. Tavo komentarą. Šalta. Šiaip Karočią, bent jau mano nuomonė, tai vėlia kaip fain yra, kad mūsų mokykla tokius dalykus daro. Nes pavyzdžiui, aš nesu girdėjus, kad kitos mokyklos kažką tokio darytų ar mačius ten kokios Instagramos. Tipo, ne, nu jie čia degina laužą, tipo, žinai, 12-okams greit egzaminai, tipo, susidegina, jie nenori egzaminų žinai. Ir pirmės, kad susidegina koks vienas žmogus. Kaip mokyklai? Čia žiauru, jeigu rimtas. Kas? Šakės būtų šiauliai. Į teismą, ja. Akvilė, davai susidegi. Aš tave pafilmuosiu. Žiauri geras žmogus. Do it for the vlog! O ne, plys plinta. Ne į tą pusę plinti. Neįlaužas. Tai ką? Tikras karas. Ne, jau prašvito. Sorry. Man rodos, mokytojai ir dangų užsakė. Kur ferverkai? Šok! Tu ir vlog! Man čia patinka. Bet kaip vyko? Apsiramink. Man labiausiai gaila, kad aš neužgaudžiau to momento, kai mes šiandien iš klasių pradėjo kažkas kažkur trankytis ir šūviai būt ir į pačią mokyklą, ir pačią mokyklą pradėjo bombioškės mėtyti. Tai toks, tipo, žiauriai geras įspūdis buvo ir labai gaila, kad neužgaudžiau to. Žiauriai gaila. Jo. Šok! Kiek stovėt gali? Kai mano purčik tą sireną, žinai. Nu tai, blei. Jeigu karas būtų, to patį girdėtų. Kažkas jis... Metis nieko galvoja. Vienas iš dalykų, kurių labiausiai bijau, yra karas. Gali to nedaryti, prašau. Nukrito. Čia vaikus pratina, Karočią, prie stresų situacijų. Aš nuolat galiu. Mokykla einas mokyklą, bombioškės pradėjo normaliai. Ne. Su Akvilė šikno į laužą labai šiltą. Ai, gerai. Lietuva! Mūsų! Grįž vaikai namo arba nudegė plaukai, arba tau žarijos. Ai, ne žarijos. Ne, čia žinai, kas buvo, o moga aš jums nesakiau. Karočią vakar skubėjau labai ir savo plaukų garbanotuvą padėjau ant kilimo. Ir paskui pakėliau ir pradėjau garbanotis plaukus ir aš nemačiau, kad ant jo buvo kilimas išsilydęs. Ir Karočią man dabar yra va čia va. Kažkur prisilydęs kilimas ir aš vakar, Karočią, kai maudžiaus, nesveikai išveičiau ir belė kiek plaukų išėmiau, dar net kai ką kirpau, kad tik nebūtų ir vis tiek valiko kai kur gabaliukų. Karočią, Akvilė rinkosi pirmininkus ir atsisuka Akvilė į mane ir tikėjos nusiraminti, sako, Jeva, čia dar yra kilimo. Pažiūrėjau ir juoktis pradėjau, suprato. Karočią, bet Akvilė vis tiek buvo išrinkta pirmininkė, todėl jai kilimas nepatrukdė prilydytas prie plaukų. Skamba! Mums tai vakar sakė, kad šiandien per pirmą pamoką tiesiog šildymą išjungs. Ką? Buvo parašyta į grupę, kad čia nusišnekė? Jo, pirmą kartą išėjus girdžiu, kad kažkas buvo rašyta. Ei, geriau susidegink. Šildymo nebus ir kad striukės susidėtumėm ir piršinės. O tai iš tikrųjų buvo apgavystė ir turėjom bombarduoti, mes išeitumėm Dievą. Netikime
Besarmačiai net mojuoja atgal. Sakau, galėjo kokį sefiriukų padaryti arbatą. Tai arbatos stalas stovi. Pamini, kai karočią. Bet aš nemėgstu arbatos. Akvilė. Pamini, kai karočią Gvidas kažkada sako, tipo, davai nusifilmuojam, lyg būtumėm užus, net tipo, sveiki, siunčiam linkėjimus iš Lietuvos. Davai padarom dabar. Tipo, sveiki, mes siunčiam linkėjimus iš Lietuvos. Sveiki, siunčiam linkėjimus iš Lietuvos. Galiu išnykti, niekas tai matė, visi atsisuko dabar, prasme. Brolius tėvus. Tėtė žodį. Arbatą pila. Tai visų Lietuvoje gyvenančių tragedija. Nebeįsiu Jo, tavai sakyt norėjo dainą. Tokios kiekvieną dieną klausau. Nespėjau į ją atvesti. Karočią, mes šokam rodą, o man atrodo mirusius žmonės. Tu duodi save tėvynė! Tėvynė, aš už tave! Pakelkite tostą už Lietuvą! Pakelkite! Pakelkim taurę už Lietuvą! Pakelkim taurę už Lietuvą! Pakelkim! Nepakeliu minčių apie tave. Karočią, žiauriai prasmirdom. Įspūdžiai. Žiauriai fainai. Mūsų mokykla geriausia? Jo, tu pati geriausia. Čia nežiūrėkit remontas. Nuo čia nebežinau, ką daugiau šiandien filmuot. Šiandien tu varai, Akvilė, šiandien tu pavarai. Šokius galėsi filmuoti, kažką svaigti. Dieve, aš mano prašau, kad niekas nebūtų matęs šito. Kažkokia dešra. Jo, aš esu dešra. Ai, arbatos padukas, išbėgo, va čia. Ir arbatas padelis. Smart as fuck, jo. Būčiau žinojus, kad vyksta toks dalykas, būčiau apsirengusi, kai tai senais laikais, nu tokie apskurdus būčiau. Kodėl, tipo, Lietuvoje seniau buvo apskurdus? Dabar pasiaiškiu. Aš šitą policiją pasakysiu. Sveiki, pravesiu jums turą apie savo spilį. Tik tai nėra tik savo pirmąjį tvarkaraštį. Nenuplieš. Kol kas. Prieikite operatorius, prašau arčiau. Štai čia matote tvarkaraštį, kurį užsikabinau prieš 2 metus ir iki šiol nesugebėjau užsipildyti. O štai čia yra pirmadienio pamokos, bet Emilija, mano mieloji draugė, operatorių paimti tyrėją, kadrą užrašė čia tokias pamokas, kad jeigu kažkas pamatytų, aš įlyščiau tą laužą. Bet tokias pamokos ką darysim? Čia taip pat galite matyti šaukštelį, kurį mokykloje naudojau gal prieš savaitę, kai valgiau mokykloje avokadą. Ir dar visai pareiškinume. Čia yra lietuvių knyga, kurią pasiėmiau iš bibliotekos, nes ją reikėjo perskaityti ir iš jos rašyti. Aš pasiėmiau, jos neperskaičiau, kitiem mokiniam neužteko pasiimti jos iš bibliotekos. Čia. Čia turbūt pataupus nuo pirmadinio pamokų, ne? Nuo ko? Nuo tavo pamokų. Kur tavo tvarkaraštis? Nuo šitos pamokos. Nenorėjai tada. Ne tik nerodysiu Jevo perskaityk. Tu gali kalbėti. Kažkas rašyti nemoka. Klientas rašosi bejot. O maga. Dabar išdavė, kad pas Akvilę ateina klientai. Atsiprašau. Tai what the fuck, jinai kas rytą klube dirba. Ai. Nu, Jo. kokteiliukų klientai. Jo. Klientai. Ai, tie, jo. Dar užsukom į tualetą, gerai, aš žiauriai noriu. Neleidžia. Na gerai, sėsiosiu čia tada. Jo, gerai. Dabar mes jau tualete suvaidinsime situaciją, kaip būna, kai ateini į parduotuvę ir kasininkės paprašai, ar galima nueiti parduotuvę į tualetą, nes tikrai žinai, kad jom reikia kažkur kur sisioti, bet jos pasako, kad ne, nes tualeto nėra. Labą dieną, negalima į tualetą? Labą dieną. Labai atsiprašome, bet mes tualeto neturime. Are you blind? Mes tualeto neturime, labai apgailestavome, bet nieko negalime jums padėti. Prašome, galite kažką nusipirkti iš mūsų parduotuvės, galbūt tuo metu atsiras tualetas. What the fuck čia vyksta? Aš nepagaunu.
Smagiausia tai, kad Emilija nežino, kas čia daro. Aš negirdėjau, ką iš čia pasakoti, kas čia Tai buvo. labai smagi situacija, kai ateini į parduotuvę. Nes aš kažkada važiavau Vilnių ir belia kaip norėjau tualetą. Ir man pasakė, atsiprašome, bet mes neturime tualeto. Gal aš galų pasakiau, kad aš kažką nusipirksiu, jeigu tu mane įleisi tualetą. Ir nes galvojau, kad pirmyščio šiandien. Mane įleisi tualetą. Bet reikėjo nusipirkti. Tai aš nieko nepirkau, bet tiesiog į eurą padėjau. Rimtai? Iš tualetą. Jo. Būčiau metus kokį centą. Tik kažkokia užkandinė buvo. 5 eurus veidą. 5 eurus, tu tiek daug tinka. Taip. Dėl tualeto taip nemokėčiau, ar man gaila ant tų krinų, kaip iš vis Mane išleido iš matematikos pamokos, nes anksčiau parašiau kontrolinį, kurį dabar rašėm, dėl to išleido, bet aš ne viską tikrai parašiau, bet žinau, kad ir daugiau nieko nebūčiau parašius, nes pas mane šiaip labai problemų daug yra su matematika ir tėvai nori paskui repetitorę vest, nes aš jas nekertu visiškai, mano toks charakteris dūmnas, kai aš visą laiką putuojas, tai ir prieš mokytoją negaliu susilaikyti, bet well. Tai va tiek, dabar aš net nežinau realiai, kiek pamokos praėjo, bet turbūt liko dar kokių 10-15 minučių, tai palauksiu draugių. Ir dar nežinau, ką veiksim. Dar vienas dalykas, tai pas mus mokykloje vyksta kasmetinis valso konkursas, kur klasės pasirodo su savo šokiais. Ir mano jau yra 3 metai šitoje gimnazijoje. Ir mes turėtume pasirodyti su savo klasė. Tačiau šiais metais norėjau kažkaip kitaip pasirodyti, ne su savo klasė. Todėl pakviečiau draugus savo, kad šoktume visi iš skirtingų klasių. Tai gavos 11-okas manos 12-okai čiūvai. Ir taip pašoksim valsą. Tai va šiandien turėtų būti repeticija. Nežinau, ar paeis per repeticiją pafilmuoti, nes ten tokie čiūvai labai savotiški, tai nežinau, kaip ten gausis. Bet šiaip labai stengiamės ir norim, kad gautųsi mum pašokti, bet biški nesigauna, bet iki valsų konkurso gausis. Ateikit pažiūrėti į Ralio gimnaziją, dar nežinau, kada neklauskit, updatinsiu per kokią kitą vlogą, nes gali visi ateit pasižiūrėti. Ir ką tik pasižiūrėjau, man liko apie 15 minučių, netgi dar daugiau pamokos sėdėti čia. Ką būtų galima veikti? Kaip Emilija sekėsi rašyti? Tikiuosi, kad bus 4. Ir dabar dramatiška muzika ant fono. Jei rimtai, šiaip pagal viską 4 net negalėčiau gauti, gausiu mažiau, bet aš tikiu savimi ir gausiu 4. Susitinka 2 karvės skerdykloje. Viena karvė nuo to, kad nerami ir taip, ir čia ką daryti ir nemalonu. Atsisuka kitą karvę, sako, klausyk, tu čia pirmą kartą, jinai tai antrą. O magai, viskas, Emilija. Fuck you, mes daugiau nebebendravom, tu nesijokiai šito anekdoto dabar. Edva, ateik čia. Klausyk dabar anekdoto. Susitinka 2 karvės skerdykloje. Ir viena karvė... Dai, pasakok, ką? Ai, skirdyboje aš pasigirdo kirpykloje. Nesvarbu, gerai, tada, nesvarbu, tu lievų išgirdai, tai man dabar pasakok. Karočią, susitinka 2 karvės skerdykloje ir viena karvė, nu, jai taip neramu ir anaip ir šitaip ir iš kairių nerisi prieina prie kitos karvės ir sako, klausyk, tu čia pirmą kartą, tai ne, antrą. Fuck you dabar! Žiauri geras prikolas, legit žiauri geras, maldės, Akva, maldės, subscribe Akva, jau, visi, karočią, geriam mes su Akvilė, mes čia, Emilė, karočią, būčiau belia kaip stundas, bet nesakysiu, karočią. Mes jau gal 4 kartą vėluojame į lietuvių kalbos. 4 mes kiekvieną dieną. Nu tai va, vėluojame į lietuvių kalbos pamoką ir visą laiką pyksta ir mūsų draugus, tuos, kuriuos prieš tai matėt, jau buvo nuvedus pas socialinę pedagogę ir mes dabar su Emilija svarstom, mus nuves ar ne? Nenuves, bet sakys, taip, mergaitės ir vėl jūs filmuoja. Kiek galima? Dabar filmuoja. Pala. Nu. Atsiprašom, kad pavėlavom. Kelintą kartą išėjęs. Maks, atsiprašom, kad nepavėlavom. Atsiprašau. Reikia rakinti durį. Per lietuvių pamoką biškai pasėdėjau Tinderį. Savo, primeskit, visą laiką savo super laiką netyčia išnaudoju kažkokiem, nesuper laikiniam čiūvam ir labai nervuoju, nes, žodžiu. Ką tik papasakau, kad savo super laikus Tinderį netyčia išnaudoju ant vaikinų, kurie jo nenusipelno. Bet į tą pačią temą norėjau pasakyti, kad per lietuvių pamoką kartu, kai Tinderį sėdėjau, dar nuėjau ir į Pinterestą, žiauriai geras epas.
pasižiūrėti. Ir užmačiau tokią vieną nagų idėją, tai kad ją įgyvendintų, aš man rodos vėl nemegosiu visą naktį. Aš video norėjau šiandien sudėtinti. O jeigu dar nagus darysios, kas galėtų būti prioritetas video ir nagai, bet aš šito išvažiuoju į šventę. Tu esi hiperaktyvi ir tu spėsi viską padaryti. Ne, man reikia, jeigu šiandien filmuoju, reikia šiandien sudėtinti. Nu, žodžiu, tai va, greičiausiai pirmą editinsiu video, tada darysios nagų. Tai aš tikrai šiandien nemegosiu. Nu, ir gerai. Mes gavom nemokamai arbatos. Iš tikrųjų. Žodžiu, šiandien yra sausio 11, bet mes minim sausio 13 dieną ir aš nufilmavau žvakutės, gražų dangų, taip toliau ir parašiau su sausio 13 ir uždėjau širdelę ir įkėliau Instagramą. Ir tada man viena pana repleino, kad su sausio 13 niekas nesveikina. Tai bet nieko aš ištryniau, nes aš daunę. Nežinau jau kelintas puodukas arbatos, bet vis praeinant pro šalį siūlo, tai kodėlgi ne. Ir šiandien labai šalta, tai labai greit pabaigėm video. Šiandien aš šatautę gauna Monika, ačiū, kad esi su manim ir kad mane palaikai. Ir jeigu tu nori gauti šatautę, įsitinki, kad esi tikrai labai poping mano Instagram notificationuose, gerai, aš labai jūs myliu, viso gero, dedam like, nes jūsų labai daug žiūri, bet mažai deda like. Tai aš nesuprantu, jums nepatinka, ar jūs tiesiog nežinot, kad reikia paspausti like. Gerai, tiek, viso gero, tiek. Velniškas šaltis, aš išprotėjau, sušilink mane.